Labą dieną, su jumis Phoenix Professional kanalas ir šiandien mes, tai yra aš, ir aišku Panda Professional 014, kursim video arba vaizdo įrašą apie tokį irgi baisų žaidimą, kur vadinasi Doors, arba kitaip durys. Tai aš jau labai daug esu kartų žaidęs šitą žaidimą, bet mes, kadangi aš mačiau, kad jau čia update'as yra, matot, čia yra ranked update'as, bet aš dabar pradėsiu kurti video, kaip aš apie, pačią pradžią, tai iškart apie nulinę dalį. Tai dabar Panda, tu įeik į tą. Panda, įeik į mano šitą liftą. Tuoj leis. Va, dabar turėtų leisti. Ne, čia bendriau ne durys, o čia yra. Tai yra ne liftas, o kaip tik durys. Aha, taip. Ne, Panda, mes va šitą turim. Panda, kodėl tu ne su manim? Nes man neleido prisijungti prie tavęs, man neleido. Ir kas per nesąmonė? Gerai, Panda? Panda! Gerai, spausk ten, kur play. Spausk ten, kur play. Ir dabar spausk backrooms. Tai yra ne backrooms, o kaip čia vadinasi? Ne, the back door. Ten, kur rašo the back door. Ai. Gerai, tai žaidžiam va šitą. Gerai. Aš niekaip pirmos dalies nebuvau įveikęs, todėl bandysim šiandien įveikti. Man paskutinis durys yra žiauriai sunkios. Ir kiek žinau, dar čia yra toks update'as, kad dabar, žinot, figūrą mobą tokį. Tai jo kambarys yra pasikeitus. Bėgam. Aš pinigėlių neimsiu, man ir taip nereikia nieko. Aš tik, nenoriu pinigėlių. Šiandien aš žaisiu challenge, be jokių pinigėlių, bet su daiktais. Jeigu rasi daiktų tik tai tada paimsiu. Čia tuščia, nieko nėra gera. Panda, palauk manęs. Aš jau žiūrėtuvėlį turiu. Rimtai? Aš žiūrėtuvėlį turiu. Čia pinigėliai. Paro. Žaidžiam be pinigėlių. Palauk, Panda. Ne! Nieko, aš vis tiek niekam nenaudosiu. Palauk, Panda. Čia naujas kambarys, aš niekada nesu čia buvęs. Čia irgi. Palauk, Panda, aš ieškau daiktų. Panda, palauk manęs.
Tu labai toli nuo manęs, tu gali manęs palauk, prašau. Ne, man esu namie, žemė. O jeigu rasiu krucifiksą, tai aš žiauriai jį paimsiu. Panda, nu. A tu mirėjai? Nes ai, ten. Palauk, kur čia šitas? Aš. Žalai, jeigu žinot, galit man priminti, kokiu dar naujų kambarių čia atsirado, nes aš šiaip šitą žaidimą labai seniai žaidžiau. Ai, čia šitas gėrimas, galbūt kažkas naujo. Tai jūs galite per komentarus man parašyti, man labai įdomu, labai lauksiu. Paskutinį kartą, kada aš žaidžiau Wolfą, šitų durų nebuvo. Rimtai? Pala, čia. Ai, šitas. Reikia slėptis. Va. Pala, čia gali. Ai, taip. Viskas, laimėjau. Gerai, kad aš galėjau po lovą. Aš pamiršau, kad galėjau po lovą pasislėpti. Man taip reikia šviesos. Ir nesakykit, kad čia reikia rakto ieškoti. Nu, aš labiausiai nekenčiu tamsos kambarį ir kai dar reikia rakto ieškoti. Ir dar čia, kur yra daug kambarių, nu aš pulu. Galima ugnį? Dabar aš šito, tai aš tikrai jau nežinojau, kad galima ugnį įžiebti. Labai gerai, kad galėčiau dabar įžiebti. Čia labai sunku. Raktą radau! Pagaliau radau. Aš nieko čia absoliučiai nematau. Man taip reikia žiebtuvėlio. Viskas, atidariau. Dabar vėl reikia raktų ieškoti. Radau raktą. Ir vėl tamsa. Ir vėl reikia raktą. Čia ką? Aš ir galiu. Ne, nu. Nieko, aš vis tiek niekam neduosiu tų pinigėlių ir tu Čia kažkoks daiktas gali būti. Taip, žiebtuvėlis. Radau. Bent čia raktas yra. Kas? Akimirką galvau, kad tas monstras ateina. Išgirdau kažkokį tai susijantį garsą ir galvau, kad tas monstras ateina. Oi. Aišku, aš nemanau, kad visą žaidimą spėsiu nufilmuoti. O, ne, čia nėra spintų, kaip mes čia pasislėpsim. Tai kad aš... Čia ką man? Man ką tik supyps... Palauk tu manęs. Palauk, gal geriau nenaudosiu. O, jau šitie pasikeitė, nes anksčiau tai čia galėjom tik tai į priekį tik tai eiti ir viskas. Ir dar šitas kambarys pasikeitė. O kas čia? O kas šitas daro? O kas šitas gėrimas daro? Aš gal palaikysiu, aš nežinau, galima... Tu jau atidarei, aš net nespėjau.
Ne, rimtai, panda, o tu nežinai, ką šitas gėrimas daro? O, šitas aš nežinau, aš tą bankę žinau, ką daro. Ne, aš gal geriau negersiu, gali būti, kad čia nudai. Ir vėl tas... Kur tas yra? Aš tuoj mirsiu, kai kažkas mane vėl nužudys. Tu pleistrų kažkiek turi? O ne, vėl tas mobas. Atrodo. Aš čia. Pala. Yra? O, aš radau šitą. Aš žinau, čia galima šitatis. Čia šitaip jau reikia uždegti, nes anksčiau tik tai, kai paimdamau. Aš galvoju, kodėl mes negalim. Pala, kur raktas? Ai, va. Ai, pala, nepaėmiau. Reikia atsimink, kokios durys buvo. Dabar 28 atsimink, nes gali tas monstras. O ne. Ką? Kaip? Kas suprasti mane, ką žinau? Nužudė tave? Čia nužudė tave? Tai, ai, ne, tu dar nemirei. Čia vėl tas gėrimas. Ką daro tas gėrimas? Aš vėliau paragausiu, kada sykas bus. Aš gal geriau negersiu, gal čia yra tiesiog nuodai. O gal čia su laiku pasikeis tas gėrimas? Aš pamiršau, kad reikia nežiūrėti. O čia vėl tas rašas. Taip, tas rašas ir vėl. Manau bus. Čia nebus to raš, vadinasi. Ne, nes jis atsiranda tik tada. Čia, ką man, jis vėl padarė. Oi, ne, aš nenorėjau čia. Aš nenoriu. Vėl tamsa? Ne, aš pirmiausia gal šitą. Nieko tu vis... O ne, čia vėl rakto reikia. Ir aš netėčio pinigėlį paėmiau. Nieko, aš vis tiek niekam nenaudosiu. Šitą galiu. Nu, ne pinigė. Ir vėl. Gerai, aš kitaip negaliu žaisti, jeigu nepaimsiu to kvailo pinigėlio. Nesgi būtinai reikia paimti, kad kitus. Anksčiau nereikėdavo būtinai paimti, o dabar reikia paimti. Jeigu mes čia challenge darom. Pleistras! Čia vėl šito. Čia nėra. Tu ką vyrei? Žinai, aš nekenčiu niekada visų, dėl šitų jokių dalykų. O šitų kurtavičių nenužudė. Tu ką tik mirei? Bandai. Ai, gal su šito, aš ne, gal nešvaistysiu, gal čia reikės. Aš ką... Čia ne... Aš akimirką pagalvoju, kad čia kažkoks daiktas. Ne, nu... Kur yra raktai? Gerai, aš vieną išgersiu. Nieko nenutiko. Aš čia kažkokį pipsėjimą kaip girdžiu.
Ai, čia tas ps buvo. Ką? Raktas! Ką? Negydo? Kažkur gal... Čia kažkoks daiktas, ai ne. Čia va kažkur šitose duryse turėtų būti. Čia tuščia. Čia laikrodis. Tai čia jau tas, kaip čia vadinasi, neprisimenu. Ai, sykas. Kokia didelė akis. Gal aš seniai jau žaidžiau, radau šitą. Vėl nereikės man švaisti. Oi! Anksčiau, kai būdavo akys, visai nebuvo rašo. Ir dar šviesų nesugadino. Čia tai tikrai skaitosi. Aš turiu patikrinti dar, kiek mums... Aha, aš toj patikrinsiu, kiek mums laiko liko. Ai, nu dar pusę laiko. Kas ten toks mėlynas? Ai, čia nieko. O ne, dabar čia ne mano nemėgstamiausia dalis. Nu, aišku, aš šitą labai lengvai pereinu. Tikiuosi, čia nebus sunkaus update'o. Čia kažkaip reikės. Bėgam. Ne. Kuri... Va. Gerai. O, čia. Ne, bėg. Kodėl aš sustojau? Pala. Kai aš paskutinį kartą žaidžiau, čia tokių mėlynų dalykų nebuvo. Čia vėl jis man. Taip. Pala, reikia patikrinti, gal čia... Aš nebežinau, kurios čia durys. O. Ir vėl. Ir vėl. Aš žiauriai. Gerai, išgersiu, gal padės man? Oi, taip, tas gėrimas gydo, iš tikro. Dabar jau ta figūra bus. O, laikrodis. O ką dar šitas laikrodis? Ir aš netyčia pinigėlius paėmiau. Nu, man būtinai pinigėlius reikia paimti, kad atidaryt kitą stalčių. O, čia. Kas čia taip kalba? Aha, va, taip sakiau, čia naujas kambarys. Pasikeitė į dar didesnį. Ir aišku, reikia mums šitai vaikščioti. Čia turėtų kažką. Čia. O, ne. Aš gal geriau neimsiu to laikrodžio. Kur galėtų? Bus? Nėra. Čia knygos kaip ir nėra. Aš dar žinau, kad jeigu įeisi į spintą ir bus figūra, tai čia reikės tokios širdelių žaidimą žaisti. Gerai, paimam lapą. Tikrai
Čia trečias aukštas. Na, jau trečias aukštas atsirado. Aišku. Bet gaila, aš matau, kad čia galima. Ai, ne, negalima į trečią. Ne. Jeigu aš mirsiu, gal baigsiu šitas video. Aš tik vieną laikrodį galiu turėti. Aš einu patikrinsiu, ar galim įeiti į trečią aukštą. Ir aišku, šitas dantų pilnas mobas ateina. Ne. Fū. Ar ateina jis? Ai, jis išeina. Čia galim? Ne! Einam į spintą. Aš moku žaisti. Ne, bet aš anksčiau labai gerai mokėjau su širdeliam žaisti. Tai gal čia April Fools'o? Gerai. Panda kortą. Ne, mane figūra spintoje numušė dėl April Fools'o. Kur tu? Feniksai, aš labai noriu pamatyti vieną dalyką. O ką šitas daro? Ai, čia kažką galime nusipirkti. O čia? Ai, dar žinau, kad čia galima į lauką pagaliau nueiti. Kas ten? Kas? Aš dabar, jeigu ką, pažaisiu va šitą. Tai pirmiausia pasižiūrėsiu, kiek mums liko laiko. Dar mums liko 7 minutės. Tai gal iki pusės čia nueisiu. Aišku, čia man dar baisesnė dalis negu praeitos. Čia, aišku, reikia šitą. Oi. Čia būtinai šitą reikia, nes jeigu baigsis laikas, man šakis. Čia nebus to? Ir aišku, čia gali būti toksai mobas, į kurį žiūrėti negalima. Kaip jis mane išgąsdino. Čia nebus to? Čia, man atrodo, jau... O ne. Aišku, kai sakys. Čia kai kur net žiūrėti negalima. Garse, tu tik nedaryk man čia. Jeigu vis didėja garsas, reiškia mažai laiko lieka.
Aš vos ką tik į skylę nekrito. Kur svarstyklės? O ne. Ne, aš jau miriau. O iš tikrųjų. Ne, aš jau miriau. Mane taip išnervino šitas. Žinot ką, žiūrovai? Pirmiausia, dar patikrinsiu. Mums liko 4 minutės. Tai kaip tik dabar gal ir sustosiu filmuoti. Žinot ką? Aš baigiu video. Man tiesiog žiauriai įgriso šitas žaidimas. Man kas labiausiai nepatinka, tai va šitos 2 dalys, kai būna labai, labai sunku. O antra dalis, žinot, va šita va. Čia mano mėgstamiausia. Jei ką, aš per antrą epizodą filmuosiu, kaip aš žaidžiu šitą rankedą, bet aš dabar šitam epizode ne. Tai aš baigiu video. Man patiko su jumis filmuoti, kaip visada. Prašau prenumeruoti mane, jeigu norit antro epizodo, bei spaust like, komentuoti. Feniksai, papasok vieną liūdną dalyką dėl mano kanalo. Mano draugas, kur jo slapyvardis Panda, mes turim slapyvardžius ir aš negaliu nei savo, nei jo vardą pasakyti tikrai. Tai mano draugo Pandos kanalas žlugo. Ir jis bando susikurti naują. Tai va, pasakiau. Jei ką, aš atsisveikinsiu va čia. Man šita vieta labai patinka. Tai va, komentuokite, atsakykite klausimus, like spauskite, jeigu patiko video, subscribinkite arba prenumeruokite. Bei dalinkitės, va pamiršau, jeigu norit dalinkitės, tai laukite kito epizodo. Aišku, antras epizodas šito žaidimo bus paskutinis, manau taip. Bet aš taip manau. Tai va. Gali dar ką norėjau pasakyti, tai kad aš gal kitą kartą, kai filmuosiu, bus apžvalga tokia iš tokių 5 gal kanalų apžvalga tokia. Tai čia, kokia rūšis bus, tai čia bus naujovės. Ne naujovės, čia klasikinės rūšis bus video. O šitas buvo irgi klasikinis. Gerai, bet aš su jumis atsisveikinu. Tai linkiu sėkmės, viso gero.